Šiandien netyčia sudaužiau mėgstamiausią mamos puodelį. Išsigandau, kad būsiu smarkiai nuvylęs mamą. Bet ji tik pribėgo ir švelniai paklausė, ar nesusižeidžiu. Paramos vaikams centras tai nevyriausybinė organizacija, kurios prioritetinė veiklos sritis – smurto prieš vaikus prevencija ir pagalba jų šeimoms. Organizacija įgyvendina projektą, į kurį įtraukiami ne tik vaikai, bet ir jų šeimos. Paramos vaikams centras yra nevyriausybinė organizacija, veikianti Lietuvoje nuo 1995 metų. Ir turbūt bendra tokia misija ir tikslai yra užtikrinti vaikų emocinę psichologinę gerovę, įdiegiant įvairias programas, dirbant su tėvais, su specialistais, šviečiant plačiai visuomenę ir įtraukiant savanorius į pagalbos vaikams sistemą, kad jie augtų sveiki, saugus, kūrybingi, laimingi. Aš manau, kad yra augantys skaičiai paskutiniais metais, kas viena vertus galbūt gąsdina, kad tie skaičiai auga, bet kita vertus džiugina, kad vis daugiau atvejų tampa žinomi, vis daugiau mes sužinom, vis daugiau vaikų gali gauti tinkamą pagalbą įvykus kažkokiam smurto atvejui. Tai kaip ir visam pasaulyje Lietuva nesiskiria, mes žinom ledkalnio viršūnę, kiek realiai yra vaikų patiriančių įvairių rūšių smurto. Tai nėra žinoma, bet yra žinoma 1 iš 5 vaikas gali nukentėti nuo seksualinio išnaudojimo ir taip toliau yra tokie, bet reali statistika to neatspindi šiuo metu. Tai projektas įgalinti vaikai ir šeimos, smurto prevencijos ir intervencijos paslaugų modelis buvo įgyvendintas kartu su partneriais, tai Žmogaus teisių stebėjimo institutu, Utenos švietimo centru ir Norvegijos nevyriausybinė organizacija Voksne for Barn. Ir pagrindinis viso projekto tikslas ir buvo sukurti smurto prieš vaikus, prevencijos ir intervencijos paslaugų modelį. Tai išsiaiškinant, kokia yra situacija, kokie yra poreikiai tikslinių grupių, sukuriant prevencinę programą, kuri vadinasi Esame saugus, ir suteikiant psichologinę pagalbą nuo smurto nukentėjusiems vaikams, orientuotą į jų patirtos traumos įveikimą. Daugiau informacijos apie Paramos vaikams centrą, jų vykdomą veiklą bei projektus rasite internetinėje svetainėje pvc.lt. Projektas finansuojamas Norvegijos, Islandijos ir Lichtenšteino finansinių mechanizmų.